Jeigu tau skauda juosmeninę dalį ir jeigu tau skauda klubą, pabandyk pasidaryti tokį testą. Atsėsk ant dėžės, prispausk kulnus prie jos, stenkis, kad abidvi tavo šlaunys būtų stabilios ir išvedinėk kulnus į išorę. Jeigu tu matai skirtumą tarp abiejų išvestų kojų, didelė tikimybė, kad pas tave yra vidinės klubo rotacijos sutrikimas, kuris turi įtakos tavo skausmams. Tuomet pabandykite šitą pratimą, kuris atliekamas su štanga. Atsistoti daliniai pozicijai, prieš darant pasilenkimą į priekį su ją, paleidžiame savo dubenį į apačią ir tik tada leidžiamės. Aš atramoju esu ant kairės kojos, dešinis klubas nukrenta į apačią ir aš darau pasilenkimą. Išsitiesdamas iki galo, aš ištiesiu savo klubą. Ir šitas pratimas atliekamas su kontrole. Pasilenkimo į priekį metu turėtumėt jausti, kaip jūsų šlaunies galva atsiremia į dubens uždubę. Atlikus 10 pakartojimų, pabandykite pasidaryti testą iš naujo ir žiūrėkite, ar yra skirtumas. Kaip matote, pas mane tas skirtumas yra. Atlikus antrą seriją, skirtumas dar šiek tiek pagerėja. Būtinai išsibandykite, jeigu patiko, būtinai pasidalinkite.